Ir situation is Javita yra, jai 25 metai iš Joniškio rajono ir sako, žinau, kad susitikinėja su nepažįstamais vaikinais, kiek pamenu, turi nemažai saitų, vienas iš jų yra pažintis XXX. Susitikinėja su nepažįstamais vaikinais už pinigus. Greičiausiai, įtarimas toks yra. I loved it. Ir mums paskirtis žodžiu sužinoti, it's true or not true. Okay. Turėtų paskambinti toks, žinai. Let's fuck down. Oi, find out. Fuck down. Let's fuck out. Working Justs. Oh. Very good. Ir gitaras, davai įkalam šitą. Justą, mėgstamas gal. Aneksitą primenu. Klausau. Alio. Labas. Labas, Javita. Labas. Kaip laikaisi? Neblogai, o jūs? Irgi neblogai. Tavo labai gražus ringtonas. Nu, ačiū. Kokius jūs skambina? Čia Tomas. Tomas? Iš kur? Tomas, aš esu Andriaus draugas. Koks Andriaus draugas? Mano, jūs Andriaus draugo. Tu nepažįsti Andriaus? Ne, nepažįstu. O jis sakė, kad jis tave puikiai pažįsta. Nu, negali būti. Jeigu yra, vadinasi, gali. Nu, kažkaip nesitikiu, žinok. Nesitikė, kad aš esu Andriaus draugas? Ne. O kaip tu tada manai, kodėl tau nesitikė, kad aš Andriaus draugas? Nes aš nepažįstu jokio Andriaus. Nei vieno Andriaus nepažįsti? Ne. O jis sakė, kad jis tave puikiai pažįsta ir labai rekomendavo ir man tave pažinti. Kokia čia rekomendacija, nesuprantu. Tiesiog sakė, tu turėtum susipažinti su Jovita, nes jinai yra puikiai mergina. Atsiprašau, jūs mano vardą žinot? Pasirodo? Ar čia spėjat, ar kaip čia? Vyriška intuicija nėra tiek gera, kad aš galėčiau atspėti va taip iš oro tavo vardą. Bet tai vis tiek, bet tai kažkas nerealu. Tai visiškai realu. Andrius davė man tavo numerį. Ne, tai yra kažkokia nesąmonė. Kur yra Andrius, iš kur? Andrius yra iš Joniškio. Joniškio? Taip. Negali būti, sakau. Na, Jovita, juk tu irgi iš Joniškio rajono, taip? Nu, taip. Nu, vadinasi, viskas sutampa. Kažkas nesąmonė, kažkokia. Jovita, o tu turi internetą? Nu, taip turiu, aš sėdžiu prie jo. Ir ar tu esi užsiregistravusi kokiuose nors pažinčių, tarkime, portaluose? Nu, turiu. O galbūt tu esi užsiregistravusi kažkokiuose tai suaugusių pažinčių portaluose? Nu, tai... Vat iš ten tu ir pažįsti mano draugą Andrių. Na, turėjau minį savo niką, ne, kažkas tokio? Taip, kažkas tokio. Ai, kažkas tokio. Va, tai... Na, tai... Ir ar dabar jau gali būti, kad tu pažįsti mano draugą Andrių? Ne, vis tiek negali būti. Iš Joniškio aš nebendrauju, iš tikrųjų iš Joniškio. Aha. Aš draugų ten turiu, bet aš tiesiog ten nebendrauju iš Joniškio. Aha. O su kokiais miestais bendrauji? Oi, kodėl jūs taip smalsauja, su kokiais miestais aš bendrauju? Na, nes aš iš Vilniaus, aš galvojau, ar tu su manim bendrausi, ar ne? Negali būti. Nu, jeigu yra vėlgi, vadinasi gali. Iš Vilniaus. Gražus miestas Vilnius. Neblogas, nesiskundžiam. Tai tikrai. Va. Tai kaip tau sekasi, Jovita, ką veikiam? Taip, ieškau sėdžiu saikose. Aha. O ką, tarkime, rytoj veiksi? Gerai, žinai, ką taip? O ką rytoj, tarkime, veiksi? Rytoj eisiu darbą. O kada tu baigi savo darbą? 5, kaip visi normaliai žmonės. Na, tai taip, žinoma. Matai, kaip, nes aš irgi 5 baigiu darbą ir aš galvoju, aš per kokią porą valandėlių palindęs po dušu atlėkčiau iki Joniškio ir galbūt mes galėtumėm kažkur tai susitikti.
taip aklai, pavyzdžiui, aš tavęs nemačiau, tu nori susitikti su manim. Taip. O tai kokiu tikslu tai nori susitikti su manim? Pabendrauti. Pabendraut kavos atsigerti, ne? Kavos galėsim irgi atsigerti. Irgi kavos, nu tai puiku. Tai tu už? Aš? Mhm. Nu gerai, galim sakyti už. Super. O klausyk, prie Joniškio, kas tenais pas jūs yra, kur galima tenais pabūti? Ką galima? Kur galima nueiti Joniškyje? Nu į kavinę, kur? Kur daugiau? Yra gerų kavinių? Nu yra pora gerų kavinę. Pavyzdžiui. Pavyzdžiui, Fortuna. Fortuna. Tinka? Nu, aš manau, kad... Nu paprasta kavinukė, kokią dar tai norėtum. Aš žinau, kad tenais yra medžiotojų užeiga. Medžiotojų? Yra toliau iš Joniškio. Toliau už Joniškio, jau tenais ne pačiam. Gerai, žinai, yra. Arba tada, jeigu ne jo, galbūt yra Šiaurės vartai. Nu ir Galbūt tenais? Šiaurės vartai? Kodėl tu tam nori susitikti? Tiesiog, galbūt tenais būtų įdomiau pabendrauti. Įdomiau? Taip, aš žiūriu, vat, svečių namai, Šiaurės vartai. Nu ir Galėtume tenais susitikti. intimiau, Šiek tiek intimiau. šiek tiek. Nu, nežinau. Kavos, nu jo, žinai, iš tiek tada važiuosi, tikrai, kad ne kavos atsigerti. Na, aš manau, kad ir tu galėtum ką nors daugiau, ne tik tai kavos atsigerti. Nu, aš jau taip supratau. Tai kaip tau skamba toksai pasiūlymas? Nu, gal neblogai būtų atsipalaiduoti. Man irgi taip atrodo. Ir jums, žinai, Kaip? sakau taip pat ir jums, iš sunkaus darbo dienos. Man atrodo, kad pasunkios darbo dienos būtų visai nieko atsipalaiduoti kažkur pasislėpus nuo žmonių akių. Nu, kad niekas nematyta. Taip. Nieks nemato, nieks negirdi. O mes ilsimės. Ilsimės? Ne, tai, matai kaip, yra tas ilsėjimasis yra, o yra ir miegojimas. Nu, jau taip. Tai galėtume ir vieną, ir kitą, ko gero. Galėtume, o kodėl gine? Aha. Ai, bet to, žinot, mes tai bendraujame, ne? Norėčiau, pavyzdžiui, jūs pamatyti kokią nuotrauką, gal galėtumėt man į saitą. Žinoma, galėčiau. Galėtumėt? Žinoma, galėčiau. Nes dabar pagalvoju, žinot, nu, nemačiau jūsų bent nuotraukas, tai kažkaip tai sutikau, bet, žinai, geriau pamatyti bent... Aš nežinau, šiaip tai aš esu labai panašus į, tarkime, 2 vidūnus. Į ko tokias? Į 2 vidūnus. Į ką tai reiškia tie? Būna, vidūnas tai tas, kur ant 200 litų. Pinigai? Taip. Kokie dar pinigai? Ne, aš tiesiog sakau, kad aš į juos labai panašus. Bet tu man tai nieko nesako. Puiku, vadinasi, atsiųsiu savo nuotrauką. Gerai, rašau tavo nuotraukas. Tiesa, aš dar atrodau labai panašus į vieną logotipą. Mama. Žinai, kas yra logotipas? Toksai kaip yra veidukas, kuris būna ant kažkokios tai firmos ženklo. Tai žinai, koksai čia būtų veidukas, Jovita? Mama. Jis vadinasi labai paprastai. Su tavim Justinas Jankevičius ir Jonas Nainys, Zip FM! Radistai! Labas, Jovita. Labas, čia rimtai, Zip? Čia Zip FM. Justinas Jankevičius ir Jonas Nainys. Ir Rolandas Mackevičius. Kaip laikaisi? Kaip laikaisi? Dėtalas pradėjo. Žiauro. Žiauroka. Žiūroka, tai klausyk. Tai Šiaurės vartuose rytoj? Kokias Šiaurės vartus? Nu, kaip kada anksčiau tarėmės.
Tu dabar esi tiesioginėme radio stoties Zip FM eteryje. Rimtai? Ir rytoj būsi Facebook'e. Rytoj Facebook'e? Tave girdi visa Lietuva. Yeah. Ir tu mėgsti seksiuką. Girdi žemaičiai, girdi aukštaičiai, girdi visa Lietuva. Duosiu žemaičiui, duosiu aukštaičiui, duosiu visą. Brangioji. Bliavas, tai pasakiau, visai Lietuvai, rimtai. Tu pasakai visai Lietuvai, kad susitiksi su manimi svečių namuose. Taip. Bliavas. Pamiegoti. Žiauru. Kai žiauru. O taip, kaip čia pasakyti dabar? Mane pažydėjo. Niekas čia mes suradom tavo numerį. Čia mes tave tiesiog suradom ir galvojam. Tai, kad čia niekas neįdėjo dar tai pasakyti. Suaugusi, ne? Taip sakai? Kaip? Nu, taip. Nerealu, tikrai niekas čia nežino mano pusaipą. Nu, bet brangioji. Dabar visi žino jau. Dabar jau visi žino, kad tu esi tokia faina. Dabar tai tikrai, kad visi. Nu, va, klausyk. Tai gal nori palikti savo numeriuką? Vaikino neturi. Ne, neturiu. Malonu. Bet kartais turi vaikinų. Nu, kartais, kai nori atsipalaiduoti. O dažnai tu atsipalaiduoji? Bet tai tu sana, gali būti. Nu, vat gali būti, žiūrėk. Ne, tikiu kažkaip. Nu, brangioji, tai rytoj tiesiog viskas bus įmesta į YouTube'ą. Jeigu nori gauti tiesioginį linką, parašyk man į Facebook'ą. Facebook'ą? Jo, Facebook'ą. O kaip jums, pavyzdžiui, YouTube'e man susirasti? Aš tau YouTube'e viską parodysiu. Silpna dalis. Nu gerai, tada iki. Iki, Jovita, gero to vakaro. Silpna, žinok. Ačiū jums taip pat. Vaikas žaidžia. Bet tai, kai? Nu gal galima? Kulva.